Classes. Va tai va. Kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto. Normaliai atrodo? Va, žiūrėjom per kamerą kaip atrodo. Gerai. Saldžiausios, kur nokstarus vir riešutai. Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias. Nežiūrėk. Kaip gera iš anksto žinoti, kada prasidės Vau, nu. kada rugiapjūtė, ką veiksim, šiandieną, ką dirbsim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio statau. Iš anksto žinoti, kada prasidės šiandien, kada rugiapjūtė, ką dirbsim, šiandieną, ką veiksim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysim užkopęs ant šito kalnelio statau. Kojas. Labai gerai. Čia tapta man tu judesiukas į tą porą. Šitas geras, ne? O dabar taip kaip porcija laikai, čia vyksta tas karolė su galva. Taip laikyt plokštę, taip Ja, laikyt. ja, ja. Platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. Ir gera žinoti iš anksto, kad viską palikęs išeisiu į platų pasaulį, kur niekas nežino iš anksto, kas bus. 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 Karolis labai aukštas, reikia labai aukštai jo galvą filmuoti, tada nusikerpa urtės galvą. Reikia visur su palipuku, man reikėjo kojukus pasiimti su savimi.
Šiandien mes susitinkame ypatingą progą – atšvęsti naują Urtės ir Karolio gyvenimo etapą. Jų sąjunga ir akimirka, kai jie oficialiai taps šeima. Šie du gražūs, be galo linksmi ir šmaikštus žmonės vienas kitame rado pačius svarbiausius dalykus. Geriausią draugą ir patį smagiausią pakeleivį, su kuriuo taip gera eiti per gyvenimą savų svajų ir tikslų link. Galbūt jaunieji nėra patys didžiausi romantikai, tačiau jeigu labai nesupyksite už mano laikiną suskydimą, man atrodo, kad vienas kitame judu radote savo lobsterį. Tad šiandien mes pasidžiaugsime visi kartu šitą žavę, jokių iššūkių nebijančią porą ir švęsime kartu su jais. Ačiū, mėly draugai, kad visada buvote šalia. Ir kai sakau visada, tai paklausykite, kaip tai atrodo. Prieš mokyklą, kai mama išeidavo į darbą, o Karoliui reikėdavo tik į antrą pamoką kabutėse, jie valgė ledus ir gėrė keglevič. Mokykloje jie vieni kitiems rodydavo savo dailės sugebėjimus sąsiuviniuose. Tai spėkite iš 3 kartų, ką jie pieštavo vienas kitam į sąsiuvinius. Po mokyklos jie eidavo į krepšinio treniruotes, o po jų susitikdavo Skype. Ir taip kiekvieną mielą dieną, visą laiką kartu, o savaitgalį kačialkoj. Bet ten jie ne. Ten jie nesportavo, ten jie žaisdavo pokerį ir degustuodavo tauriuosius. Taigi, mėly draugai, ačiū, kad visada buvote ir esate šalia. Tad visai nenuostabu, kad bėgant ramiems ir palaimingiams metams, pamažu kilo mintis apie santuoką. Pernai metų vasarį porelė su Karolio šeima išvyko į Slovakiją slidinėti. Urtai tai buvo pirmas kartas, jinai tiek verkė ir koliojosi, nes nemokėjo čiuožti, kad kaip pati sakė, sau tai tikrai nebūtų piršusis. Bet Karolis kantrus ir pakantus. Išlaukė, kol jiedu iškilo į labai gražią viršukalnę. Bet užkilus toks rūkas, kad absoliučiai nieko nesimato. Tiesiog atrodė, kad jie stovi debesy. Karolis vis trypė. Siūlo paprašyti žmonių, kad juos nufotografuotų, ko niekada nėra buvę. Urtė jau nervai nelaiko, sako, tai einam, nieko nesimato. Karolis vis tiek trypė, palauk. Urtė jau sako, tai stok, aš tave nufotografuosiu, jeigu taip nori. Karolis toliau trypė, susikaupė, klaupėsi. Urtė nesupranta, kas darosi. Jinai tikėjosi piršlybų kitose kelionėse, bet kažkodėl tikrai ne šitoje. Tai jos pirmi žodžiai buvo, tu juokauji? Karolis atsiklaupęs, žiedas per mažas. Bet, tiesą sakant, viskas buvo tobula. Geriau ir būti negalėjo. Meilė. Keistai yra stovėti čia, priešais tave tarp tiek daug artimų žmonių. Bet man yra be galo smagu ir gera. Pradėjęs dirbti kartu su tavimi bare, net nebūčiau pagalvojęs, kad mes kartu stovėsime ne tik prie baro, bet ir čia. Juk tu buvai tokia pikta, visko nepatenkinta, griežta. Sakai, kad su jaunesniu ir dar kolega niekada nedraugausi. Bet kaip sakoma, niekada nesakyk niekada. O tavo žodžiai man tapo iššūkiu. Nuo to laiko nelabai kas ir pasikeitė. Mes tiesiog sėdime prie televizoriaus, bambame abu, daliname savo pykčiais, patarimais. Atsiprašau. Tu vis dar kasdieną man primeni, ko aš nepadariau ar ką turiu padaryti. Gerai, kad vestuvėms man nereikėjo užsidėti priminimą. Taigi, pasižadu. Dėtis priminimus, kad ir ką man reikia padaryti. Bet dėl viso ko, tu man dar primink. Pasižadu ir toliau tave be galo mylėti ir eiti per gyvenimo iššūkius kartu. Kurti mūsų šeimą, ją auginti, puoselėti ir rūpintis. Pasižadu būti tavo vyras, žmogus, kuris visuomet tavęs išklausys, patars, padės, net jeigu reikės paslėpti lavoną. Tu tik man sakyk. Pasižadu toliau keliauti, kempinti, žaisti stalo žaidimus ir per juos nesukčiauti, mėgautis gyvenimu, padėti gaminti maistą ir toliau klausti, ką dar padaryti. Taip pat su keliais pažadais atėjo laikas ir prisipažinti, nes kelio atgal jau nebeturi. Pasižadu be tavęs nežiūrėti filmų ar serialų, kuriuos sakome, kad žiūrėsime kartu. Bet tu vis užmiegi ir pradedi knarkti.
O aš tuos serialus ir filmus per savo akauntą pasižiūriu Netflix'e. Taip, Squid Games aš jau mačiau. Kaip ir kitus Marvel filmus, kaip sakėm, kad žiūrėsim kartu. Kai klausi, kada aš užmigau, aš nesakysiu nežinau, nes iš tiesų aš žiūrėjau YouTube'o iki 3 nakties. Taip, pala, kur čia aš baigiau. Ir žinoma, kai paklausiu, ar kažkam parašiau, ar kažko paklausiu dėl kažko, aš nesakysiu taip, nes iš tiesų aš tiesiog tą akimirką prisiminiau, kad man kažką reikėjo padaryti. Taigi, ačiū tau, Ozarinskienė, už visus ir ateinančius prisiminimus kartu, už tavo laiką, už tavo norą ir ryžtą. Šiandien mes kartu pradedame naują etapą, kurį lydės meilė, šiluma ir mūsų šeima. Myliu tave ir mylėsiu visada. Galime paukštyką čia pasidėti? Jo. Reikėjo man pirmą įvyti. Sustoja palaukti pašvicko. Marija prapliupau. Gerai. Panašiai, parašė. Meilė. Atsimenu, kaip paauglystėje kalbėdavau su mama apie bernus ir sakydavau, su kokiu aš jau tikrai niekada nebūsiu ir nedungausiu. Ir jinai man sakė, niekada nesakyk niekada. Nepaklausau. Ir sakiau, kad su kolegai jaunesniu tai tikrai nedungausiu. Visi kalbėjau ir to labai džiaugiuosi, nes po tiek daugiau nei 6 metų draugystės mes stovime buče prieš visus žmonės, kuriuos mylim ir sakom, kad būsim kartu amžinai. Pradedami naują etapą mūsų gyvenimuose. Esu laimingiausia pasaulyje, nes tu pasirinkai mane. Tyliai, iš lėto, turėdamas savo planą mūsų ateičiai, kurio ilgai nežinojau. Tačiau jau nuo pat pirmų akimirkų kartu buvo aišku, kad esi mano žmogus. Ir ne šiandien yra diena, kai aš tampu mes, nes kitaip, kai mes kartu, niekada ir nebuvo. Negaliu pasakyti, kad jau patyrėme visko, nes taip irgi nėra. Iki šiol tiesiog kažkaip sklandžiai mums sekasi eiti per gyvenimą kartu ir už šį pastovumą ir ramybę esu labai dėkinga. Tačiau pažadu, kad nepaisant visko, kas mums nutiktų, visada būsiu šalia. Pažadu tave palaikyti tada, kai tau to labiausiai reikės, o gal ir kai nereikės. Pažadu, kad visuomet galėsi manim pasitikėti. Pažadu, kad mylėsiu tave visada, net kai būsi senas pridyla ir sėdėsi savo išsujotų gaming room'e rėkdamas ir nepadėsi leisint man mano ateities vištų. Pažadu visą gyvenimą tavimi rūpintis ir klausti, ką valgyti pietų. Bei užtikrinti, kad kotletai niekada nedingtų iš mūsų raciono. Pažadu, kad mūsų namuose ir toliau bus daug juoko, nesąmonių ir jaukumo. Pažadu kartu lipdyti, statyti, galbūt užkaišyti laikinai atsiradusias skylės mūsų svajonių gyvenimo kūrime. Pažadu, kad visuomet manyje galėsi rasti viską, ko ieškosi, o aš niekada nenuleisiu rankų dėl mūsų santykių. Ir tą kačiuką po remonto pažadu. Pažadu tave mylėti iki mūsų dienų galo. Ačiū, kad mokai mane būti stipresnė, geresnė ir visokia esnė. Tikiuosi, kad išmokysi būti ir gera ienė. Ačiū, kad visada tiki manimi, kartais kai jau nebetikiu pati ir kad visada jaučiu tavo palaikymą. Ačiū, kad esi ne tik mano gyvenimo partneris, bet ir geriausias draugas, kuriam galiu pasakyti viską ir prie kurio galiu būti visokia. Ir ačiū, kad be tavęs tiesiog neįsivaizduoju nei vienos dienos ir nėra nieko geresnio, nei grįžti namo pas tave. Myliu tave. O dabar kaip savo meilės simboliu apsikeisite žiedais. Šitie žiedai iš tikrųjų yra ypatingi. Pirmiausia, yra įkrauti visų jūs mylinčių žmonių energija. Tai yra jūsų santuokos palaiminimas ir apsauga. Be to, yra pagaminti iš aukso, kuris jūsų šeimoje jau keliauja iš kartos į kartą. Te būna šitie žiedai kasdieniais jūsų priesaikų priminimais ir kai bus sunku, tegul paskatina kovoti dėl savo šeimos, o kai bus gera, primena, kokia laimė yra mylėti ir būti mylimam. Dovanoju tau šį žiedą. Dovanoju tau šį žiedą.
Kaip savo amžinos meilės simbolį. Kaip savo amžinos meilės simbolį. Aš didžiuojuosi galėdamas tapti tavo vyru. Aš didžiuojuosi. Tapti tavo vyru. Galim paploti. Dovanoju tau šį žiedą. Dovanoju tau šį žiedą. Kaip savo amžinos meilės simbolį. Savo amžinos meilės simbolį. Aš didžiuojuosi galėdama tapti tavo žmona. Aš didžiuojuosi galėdama tapti tavo žmona. Paplokime. Bus dar. Karoli, Urte, aš nuo savęs jums palinkėsiu sukurti linksmą ir laimingą šeimą. Su kemperiu išmaišyti Europą, aplankyti Japoniją, nes Karolis sakė, kad Urtei reikia pamatyti daugiau savo ūgio žmonių ir tiesiog gyventi kaip norit. O po daugybės metų gyventi savo ramiai kokioje nors sodyboje prie ežero, turbūt Ignalinos rajone, aplink miškas, turėsit ne vieną šunį, kačių irgi ne vieną, vaikų irgi ne vieną. Urte augins gėles, pomidorus ir vištas, Karolis žvejos, užsiminės kažkokiais berniukiškais dalykais, kažką konstruos ir žinoma turės svajonių gaming roomą. Ilgai miegosit, vėlai gersit kavą ir būsit labai labai laimingi. O pažiūrėję vienas į kitą, šypsositės ir galvosit. Eina sau, kaip man pasisekė, kad aš gyvenimą leidžiu su šituo žmogum. Skelbėme jūs. Vyru ir žmona. Audringomis ovacijomis pasitikite Ozarinsko šeimą. Tėveliai keliauja su 3 nuostabiais santuokos simboliais. Jie kiekvienas turi gražių pavadinimų, tai yra vanduo, duona ir druska. Kiekvienas iš šių simbolių turi didžiulę reikšmę santuokoje. Ir norėčiau pradėti pasakoti, žinoma, nuo duonos, nes duona primena darbą. Senais laikais visų pirmiausia reikėdavo įsirinkti tinkamą dirvą, grūdus, kur viską vežti, kulti, malti ir tikėtis, kad gautųsi skani ir gardi duona. Lygiai tas pats ir santuokoje, reikia jauniesiems nepamiršti, kad reikės įdėti daug darbo, kad būtų gardi ir duona ir meilė. Ir mes turime druską. Druska yra nuostabus prieskonis, kuris atskiria gyvenimą, kad nebūtų viskas, kaip sako, blanku, be skonio, tam reikia žiupsnelio druskos. Ir vanduo. Visiškai prieš keletą sekundžių mes matėme ženklą su ryšium su vandeniu. Mes visi prasidėjome iš vandens. Tad ir šiems gražuoliams palinkėsim dar gyvenimo dienos pradžios iš vandens. Tad suvilginkite duoną druskoje ir paskalaukite viską vandeniu. Mėlyjei, duokit šūksnių, nes šventė oficialiai jau yra atidaryta. Kad iliuzija tikra, bet jeigu tik įsibaivysiu nuo tokių stibirių pirmų kelių, tada galbūt tau pasakysiu, ką tikrai jaučiu. Žinote, tau aš parašysiu, gal varom į Italiją ledų, tada šaltų protų mąstydamas vis tiek sakyčiau, kad karštai tave, labai karštai.
kalbų sakyti nemoku. Ilgai ir laimingai. Valio! Ciao, ciao, bella mia amore, veramente. Labai sveikinu, labai džiugiuosi, kad pakvietė. Labai Labai apskritai džiugiuosi jūsų vestuvėm ir apskritai, kad šitą šventę vyksta. Tiesiog noriu pasakyti, kad aš labai myliu. Sunku buvo ašaras neišspaust, bet kaip Lukai sakiau, būnam vyrai ir nespaudžiam tas ašaras. Tiesiog, bet labai, sakau, labai gerai, kad nereikia akių ašarų. Ačiū, kad esat, ačiū, kad būsit. Tikiuosi būsit amžiniškai. Galbūt tau pasakysiu, ką tikrai jaučiu. Žinote, tau aš parašysiu. Garomi Italija ledų, tada šaltų protų mąstydamas. Vis tiek sakyčiau, kad kažkaip visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Meilė nėra žvilgsnis viens į kitą, o žvilgsnis ta pačia kryptimi. Ši diena jūsų kelio pradžia. Nuo šiol žengsite kartu. Kasdien susitiksite ne tik buityje, bet ir džiugiuose akimirkose, iššūkiuose, tyloje ir juoke. Šiandien jūs ne tik pasakėt vienas kitam taip, bet ir pasirinkot kartu žvelgti į ateitį. Ne visada lengva, bet kupina prasmių, atradimų ir augimo. Santuoka pati gražiausia meilės forma. O šiandien tai ne tik šventė, o kartu ir pažadas. Pažadas būti viens kitam namais, net kai gyvenimas tampa audringas. Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilė, 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 gyvenimas puikus. Aš daugiau niekad nekritau ir dar ilgai maniau, jog visada tai bus, visada tai bus, visada tai bus. Be to apsikrovėme I am not trying to do this. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena.
Langusi maraus pusė 4, norėtų nejaus, to ko tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukiu tylu, ojoj, ojoj. Nemožna, koli nemožna, lengvai su tavim eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu priei prie manį arčiau ir apkabink manį, dėka paskutinį